Didžiąją į ilgąją pradedame rašyti žemiau nei viršutinė linija ir kylame aukštyn link jos. Labai svarbu liniją tik paliesti, bet neperžengti. Dabar darome lanką ir leidžiamės žemyn iki vidurinės eilutės. Ja palietę, vėl darome lanką ir kylame aukštyn, kol pasiekėme, bet neperžengėme viršutinę liniją. Dabar per tą pačią, ką tik brėžtą liniją, leidžiamės žemyn iki pat apačios. Neperžengdami apatinės eilutės, darome kilputę, kol išlenda uodegėlė ir tik dabar atkeliame ranką. Tai yra rašytinė didžioji į ilgoji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją į ilgąją. Ja pradedame rašyti nuo vidurinės eilutės ir leidžiame žemyn link apatinės linijos. Labai svarbu ją tik paliesti, bet neperžengti. Toliau darome lanką ir kylame aukštyn vėl iki vidurinės eilutės. Dabar leidžiamės žemyn per ką tik brėžtą liniją, kertame apatinę eilutę ir padarome kilputę. Toliau kylame aukštyn, kol uodegėlė vėl kerta apatinę eilutę ir išlenda šiek tiek virš jos. Tai yra rašytinė mažoji į ilgoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją į ilgąją, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis į ilgosiomis, o žemiau esančią tik mažosiomis į ilgosiomis. Taip kartokite, kol išpildysite visas puslapyje esančias eilutes.